Sveiki, mielieji! Siunčiu spalvotus archetipinius mitologinius linkėjimus iš savo Kauno namų. Štai man už nugaros yra Tutanchamonas su Ankesamon. Tai yra Egipto papirusų galerija mano namų koridoriuje. Na, o šį vakarą jau pradedu galvoti ir planuoti, kokią istoriją papasakoti ateinantį savaitgalį. Ir gruodžio 20, 21, 22 dieną, paskutinį savaitgalį prieš Kalėdas, vesiu nuotoliniu būdu savo autorinį kūrybinį seminarą, kuris vadinasi Berankė mergelė. Šis užsiėmimas vyks nuotoliniu būdu, galite dalyvauti gyvai arba žiūrėti webinaro įrašą. Užsiėmimai vyks 3 vakarus iš eilės - penktadienį, šeštadienį, sekmadienį nuo 18 iki 21 valandos. Apie ką yra šis renginys, kurį vedu ne kiekvienus metus? Berankės mergelės užsiėmimas prasideda nuo Inanos ir Ereškigalos mito. Tai yra viena seniausių pasaulio legendų iš Šumerų, Babilono mitologijos apie dangaus karalienę Inaną, kuri keliauja pas savo pažeminę seserį Ereškigalą. Tai parodysiu plakatą. Štai. Čia yra Hranos Janto dailininkės reprodukcija. Paveikslas kabo pas mane ant sienos. Čia dabar rodau plakatą. Iš kairės pusės mes matom dangaus karalienę gražiąją Inaną. Ir iš dešinės jos seserį Ereškigalą, kuri gyvena požemyje. Ir jos susitinka gyvenimo upės tėkmėje. Inanos ir Ereškigalos mitas simboliškai mus perkelia į tokias gyvenimo situacijas, kuomet mes turim palikti savo įprastą, komfortišką, kartais nuobodžią realybę. Tam tikri įvykiai, galbūt sveikatos problemos, operacija, diagnostinės procedūros, hospitalizacija, arba tarpusavio santykiai, skyrybos, konfliktai, tuščio lizdo depresija, arba kažkokios egzistencinės būsenos, mus priverčia leistis gilyn į savo pasąmonės gelmes, į savo giliausius išstumtus patyrimus, prisiminimus. Kartais tai būna trauma, kartais tai būna išgyventi kompleksai arba ne patys lengviausi laikai. Jeigu žmogus yra auka, žmogus stengiasi neprisimti atsakomybės už nieką, kas vyksta gyvenime, ir ypatingai dėl sudėtingų išbandymų kaltina aplinkinius, aplinkybės, neprisima atsakomybės savo ir tuomet neturi jokios prieigos prie visų tų patirčių. Tuomet mes kratomės tos patirties, stengiamės apie tai nieko nežinoti arba pamiršti. Tuomet žmogus per tą patirtį netobulėja. Kita vertus, savo gyvenimo herojus arba heroję susidūrus su sunkumais sako, sąmoningai šito nesirinkčiau, bet jei jau taip atsitiko, tai turbūt tame yra man kažkokia žinia, pamoka, dovana, aš brangiai sumokėjau ir dabar padarysiu viską, kad tą patirtį integruočiau, kad tapčiau savo gyvenimo heroję. Taigi penktadienio vakarą pagarbiai, saugiai mes pažvelgsime į savo vidų, į išstumtus kompleksus, traumas, į patirtis, kurios kažkada mus galbūt netgi sužeidė, išgąsdino, pažemino. Dabar ateina laikas visą tai integruoti, kadangi tai yra jūsų energija, tai yra jūsų jėga, stiprybė, išmintis. Ir šitų savybių tikrai prireiks jūsų sąmoningame gyvenime. Inanos ir Ereškigalos mitas yra apie savo šešėlinių projekcijų, išstumtų gyvenimo patirčių
priėmimą, integraciją, įsisąmoninimą. Na, o šeštadienį, gruodžio 21 dieną, įeisime į rubedo išmatavimą ir pradėsime keliauti per Berankės mergelės pasaką, kuri pasirodo folklore, liaudies mene, istorijose, pasakose įvairiais vardais, kyla iš ankstyvųjų viduramžių, galbūt dar anksčiau, ir ši pasaka yra gyva iki šių dienų. Kartu su Berankė mergelė mes keliausime šios pasakos epizodais, atliksite kūrybinės užduotis, patikėkit, parašiau jums labai daug įdomių ir smagių siurprizų. Ir keliaudamos per tą pasaką atpažinsim savo gyvenimo epizodus, žmonės, personažus, įvykius, išgyvenimus. Labai dažnai žmogus būna susitapatinęs su savo mažu gyvenimu, mažu pasaulėliu, atrodo, kad mūsų dramos pačios dramatiškiausios, ten komedijos pačios galbūt juokingiausios, tačiau truputėlį atsitraukę, susipažinę su mitologija, mes galim pamatyti, kad viso labo mūsų gyvenime konsteliuojasi tam tikros pasakos arba mito epizodas. Vienas nedidelis gabalėlis. Ir tai padeda atsitapatinti nuo aukos jausmo, nuo perdėto dramatizmo. Mes suprantam, kad mūsų gyvenime vyksta tam tikras dieviškasis žaidimas ir tuomet galim priimti sprendimą tęsti jį tokį ar galbūt savo gyvenimą pasukti kitą linkmę. Berankės mergelės pasaka yra apie tai, kai žmogus nežino, ką su savim daryti, visuomet atsiranda despotas, tironas, kažkas, kas žino, kaip mus panaudoti. Arba jei mes nerealizuojam savo potencialo, talentų, energijos, kuri yra gyvenime duota, ir vaidinam auką, stengiamės neįsitempti ir gyventi kaip galima paprasčiau, tuomet ateina velnias ir nusikerta mūsų rankas. Ir tada auka sako, aš nieko negaliu padaryti, niekas nuo manęs nepriklauso. Sekmadienį, gruodžio 22 dieną, bus albedo diena, sugrįžimas į šviesą, integracija, mito moralas, tolimesnės kūrybinės užduotis. Kaip pasakė viena mano bičiulė po seminaro Rygoj, kuomet vedžiau Berankę mergelę, sako, jaučiu, kaip rankos atauga, norisi savo despotui, tironui tiesiog per veidą duoti. Jinai pasakė sultingesniais žodžiais, aš dabar taip sakau labiau mandagiau. Taip, kad kuomet mes susigrąžinam savo jėgą, netgi sveiką agresiją, mes jau nebesam savo gyvenimo aplinkybių auka, galim priimti sprendimus herojaus gyvenime, taip pat ne viskas būna rožėm klota, tačiau žmogus visą laiką turi resursų. Šiame seminare parodysiu jums raktą, kaip suvokti mitologijos kalbą, kaip atpažinti savo gyvenimą mitų, pasakų, legendų motyvuose. Sužinosite, kaip integruoti archetipų teikiamą jėgą, galią. Na ir pažvelgsite į savo gyvenimą iš seniausių pasaulio kultūrų mitologijos perspektyvos. Registracija yra išankstinė, iki trečiadienio imtinai, gruodžio 18 dienos galioja ženkli nuolaida, nuo ketvirtadienio jau galios įprasta seminaro kaina. Šį seminarą vedu tik kartą per metus ir ne kiekvienais metais, kadangi kaip Šeherezada žinau labai daug istorijų ir galėčiau jas pasakoti, tai yra vesti užsiėmimus keletą metų nekartodama šitų seminarų. Tačiau šiemet jaučiu įkvėpimą sugrįžti prie Berankės mergelės, kadangi manau, kad šis mitas dabar konsteliuojasi labai daugelio žmonių gyvenime. Taigi, mėlyjeji, Berankė mergelė
vyks gruodžio 20, 21, 22 dieną. Jei dalyvausite, duokite žinią iš anksto, kadangi turėsite dar atlikti tam tikras namų užduotis, namų darbus. Na, o aš siunčiu jums linkėjimus iš Kauno mūsų namų kartu su Tutanhamonu. Inana Ereškingala ir visa mitologinė kompanija. Kaip žinote, man mitai yra didesnė realybė negu, kad, sakysim, įvykiai, apie kuriuos trimituoja žiniasklaida. Kaip sakė Karlos Parada, Homeras skamba taip naujai šį rytą ir nėra nieko seniau už šiandieninį laikraštį. Su geriausiais linkėjimais, jūsų Dalia.